Ką turime žinoti apie hepatitą C? Hepatitas C – tai hepatito C viruso sukeltas kepenų uždegimas, kuris ilgai gali būti nepastebėtas. Vis dėlto, jis kelia daug sveikatos, socialinių, ekonominių ir net psichologinių problemų. 2016 metais visos 194 pasaulio sveikatos organizacijos PSO valstybės narės įsipareigojo pašalinti visuomenės sveikatai grėsmę keliantį virusinį hepatitą. 2016 m. gegužę Pasaulio sveikatos asamblėja priėmė pirmąją pasaulinę kovos su virusiniu hepatitu strategiją 2016–2021 metams, kurioje pateikiama vizija pašalinti virusinį hepatitą kaip visuomenės sveikatos problemą iki 2030 metų. Norėdami pasiekti šį ambicingą tikslą, pirmiausia turime susipažinti su liga, jos plitimo keliais, eiga, diagnozavimu, gydymu bei prevencija. Ligos apžvalga. Hepatitas C – tai kepenų uždegimas, sukeliamas hepatito C viruso. Hepatito C virusas priklauso Flaviviridae šeimos Hepacivirus genčiai, turi vienos vijos ribonukleininės rūgšties genomą. Pirmą kartą identifikuotas ir pradėtas vadinti hepatito C virusu, jis buvo tik 1989-aisiais. Lietuvoje jis pradėtas tirti dar vėliau 1993–1994 metais. Anti-HCV paplitimas Lietuvoje yra apie 1,7%. Tai yra apie 50 000 žmonių. Plitimo būdai. Hepatito C virusinės infekcijos šaltinis virusiniu hepatitu C sergantis žmogus. Infekcija kitam asmeniui perduodama per kraują, dažniausiai tokiuose situacijose – hemotransfuzijų, didelės apimties operacijų, kraujo ir plazmos donorystės metu iki 1993–1994 metų, hemodializės procedūrų metu, pavartojus švirkščiamųjų narkotikų nevienkartinėmis priemonėmis, pažeidus odos ir gleivinių vientisumą įvairių grožio, manikiūras, pedikiūras ir kita stomatologinių ar kitų procedūrų nevienkartiniais ar nesterilizuotais instrumentais metu, įsidūrus infekuotą adatą, medicinos darbuotojai, naudojantis bendromis asmens higienos priemonėmis, manikiūro, pedikiūro įrankiais, skutimosi peiliukais, dantų šepeteliu, įkalinimo įstaigose. Rečiau užkrečiama maitinant krūtimi kūdikius, per odos įtrūkimus ir pažeistą kūdikio burnos gleivinę, kontaktinio sporto, nesaugių lytinių santykių, gimdymo metu, iki 5% atvejų. Ligos eiga. Apie 80% ūminio hepatito atvejų nepasireiškia jokie specifiniai simptomai, kuriuos galėtume lengvai atpažinti. Kepenų neskauda, nepagelstama. Po hepatito C užsikrėtimo praėjus 1–3 mėnesiams gali pasireikšti nespecifiniai gripoidiniai simptomai be karščiavimo, raumenų ar sąnarių skausmai, greitas nuovargis. Ūminis hepatitas C diagnozuojamas labai retai, o savaime pasveiksta tik nuo 15 iki 45% užsikrėtusiųjų. Apie 70% ūminio hepatito C atvejų liga tampa lėtinė. Vystosi lėtinis kepenų uždegimas, tai yra lėtinis hepatitas C, kuris negydant gali negrįžtamai pažeisti kepenis ir kitus organus. Daugiau nei 40% sergančių lėtiniu hepatitu C pasireiškia bent viena ne su kepenų pažeidimu susijusi liga. Tai gali būti artritai, su krioglobulinemija susiję vaskulitai, inkstų, odos kraujagyslių pažeidimas, neuropatijos, fibromialgijos, kognityviniai sutrikimai, ne Hodžkino limfoma, autoimuninės trombocitopenijos, gliukozės tolerancijos sutrikimas, autoimuninis tiroiditas ir kitos. Kas 4–5 atveju hepatito C diagnozės metu nustatoma ryški toli pažengusi kepenų fibrozė, 3–4 stadija. Nuo 3 iki 12% atvejų nustatoma pirminio kepenų vėžio, hepatoceliulinės karcinomos diagnozė. Bet tik hepatito C išeičių stadijoje, esant kepenų cirozei ar kepenų vėžiui, sergantysis pagelsta, jam ima tinti kojos, kaupti skysčiai pilvo ertmėje, trūkus išsiplėtusioms stemplės venų varikozėms gali prasidėti kraujoplūdis, sutrikti sąmonę.
Dėl savo lėtinės, slaptos eigos ir komplikacijų, tokių kaip pirminis kepenų vėžys, kepenų cirozė ir kepenų nepakankamumo vystymasis, hepatito C virusas pramintas nebyliuoju žudiku. Ūminių virusinių hepatitų atvejais galime stebėti aminotransferazių padidėjimą iki 10-20 kartų virš normos. Tačiau jam perėjus į lėtinę formą, tai yra lėtinio hepatito C atvejais, tiriant kraują, alanininė aminotransferazė net 42% atvejų, o hemodializuojamiems ligonėms virš 80% atvejų ji būna normos ribose. 43% atvejų padidėja nedaug ir tik epizodiškai. Taigi, net atliekant įprastus kraujo tyrimus, tai yra tiriant kepenų fermentus, transaminazes, galima nepastebėti lėtinio virusinio hepatito C. Diagnozavimas. Pagrindinis tyrimas, leidžiantis įtarti hepatitą C, tai hepatito C antikūnų anti-HCV tyrimas kraujyje. Nuo 2022 gegužės šeimos gydytojai atlieka profilaktinę hepatito C patikrą. Anti-HCV tyrimas atliekamas šioms asmenų grupėms. Visiems gimusiems nuo 1945 iki 1994, net jei jie ir nepriskiriami rizikos grupiai. Rizikos grupės asmenims, kai šeimos nariui diagnozuotas hepatitas C, aktyviai vartojantiems švirkščiamuosius narkotikus, užsikrėtusiems živ infekciją, gydomiems priklausomybės ligų klinikose. Taip siekiama ne tik diagnozuoti visus sergančiuosius, bet ir sumažinti riziką užsikrėsti. Šeimos gydytojui įtarus hepatitą C, gydytojai specialistai, tai yra gastroenterologai ir infektologai, papildomai atlieka patikslinamosius tyrimus. Ieškoma paties hepatito C viruso, HCV RNR. Papildomai atliekamas ultragarsinis elastografinis kepenų ištyrimas, FibroScan, tikslinant kepenų pažeidimo sunkumą. Retais atvejais, esant neaiškiam kepenų pažeidimui, atliekama ir kepenų biopsija. Hepatito C gydymas. Gera žinia, kad daugeliu atveju hepatitą C galime išgydyti paprastai ir greitai, o gydymo efektyvumas siekia daugiau nei 90%. Hepatito C gydymas tiesiogiai virusą veikiančiais antivirusiniais vaistais yra trumpas 2-3 mėnesiai, vaistai tiesiog išgeriami su palankiu saugumo profiliu. Išgydžius hepatitą C, net ir esant kepenų cirozei, bet dar nenustačius jo sukeltų komplikacijų, galima pasveikti ir be kepenų transplantacijos operacijos. Vos atsiradus šiuolaikiniams vaistams nuo hepatito C, buvo pastebėta, kad ėmė mažėti mirštamumas ir kepenų transplantacijos poreikis. Prevencija. Kaip jau minėjome, Pasaulio sveikatos organizacija iškėlė ambicingą uždavinį iki 2030 metų išspręsti hepatito C keliamas sveikatos, socialinės, ekonominės, psichologinės problemas. Tačiau, nepaisant prieinamo, efektyvaus ir paprasto gydymo, šį tikslą įgyvendinti bus sudėtinga, nes šiuo metu liga nustatoma tik kas 4. ar 5. sergančiajam. Be to, net ir diagnozavus ligą, gydymą pradeda tik dalis pacientų. Nesigydymo priežastys įvairios. Įsitikinimas, kad nejaučiant simptomų nereikia ir gydymo, kepenų biopsijos ar paties gydymo baimė. Taigi norėdami 65% sumažinti su kepenų liga susijusių mirties atvejų skaičių, turime išgydyti bent 80% diagnozuotų hepatito C atvejų. Be to, taip pat turėtume diagnozuoti bent 90% visų hepatitų C sergančių asmenų. Tik išgydę juos visus, galime tikėtis pasiekti tikslą ir iki 90% sumažinti naujų hepatito C užsikrėtimo atvejų. Norime pabrėžti, kad čia labai svarbus šeimos gydytojų vaidmuo. Šiuo metu jie jau turi visus įrankius, kad įtartų hepatito C virusą. Daugiau informacijos bei pagrindinės hepatito C diagnostikos ir gydymo gaires galima rasti Amerikos kepenų ligų tyrimų asociacijos svetainėje www.aasld.org bei Europos kepenų tyrimų asociacijos svetainėje www.easl.eu.